Rugsėjo pabaigoje Kultūros ministerijoje lankėsi Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo kultūros projektų laimėtojai. Juos pasveikinęs ministras Simonas Kairys akcentavo, jog ministerija prioritetą skiria inovatyviems kultūros projektams, kurie įtrauks kaip įmanoma daugiau vietos bendruomenių žmonių, sieks tvarių rezultatų ir ilgalaikių strateginių pokyčių regionuose. Kad ir su šita programa galėjau pasielgti labai paprastai, viską nukreipti, sutvarkyti dvarą ar pusę dvaro ir varnelė būtų uždėta. Bet iš tikrųjų, žiūrint į tendencijas, kurios vyrauja Europoje, tiek pasaulyje, kada žmonės ir visuomenė, ir valstybė vis dažniau atsigręžia į tą tokią mažesnę ląstelę, į vietą, į vietos kontekstą, į vietos bendruomenę, bet tuo pačiu tą bendruomenę, taip įveiklinant, kad ji būtų irgi kontekste ir su tarptautiniais partneriais, ir su kažkokiais, regioniniais partneriais. Ir galų gale mes vienu šūviu pataikom į ne vieną zuikį, nes su kultūriniu veiksmu supažindinam žmonės ir įtraukiam visiškai kitaip, pasitelkdami inovacijas, pasitelkdami įvairiausias patirtis, istorinį kontekstą, tradicijas ir galų gale iš tokių iniciatyvų tikrai, manau, atsiras ne vienas subjektas, kuris taps galiausiai net verslu, pragyvenimo šaltiniu arba bent jau dalimi pragyvenimo šaltiniu. Laimėtojų veiklos bus pačios įvairiausios, nuo interaktyvių spektaklių kūrimo, filmų rodymo neįprastose regionų vietose iki mobilių aplikacijų kūrimo, skatinančių jaunimą daugiau skaityti, kūrybinių erdvių įrengimo ir bendruomenės įtraukimo į įvairias kultūrinės veiklas. Ši kultūros programa išskirtinai pasižymi inovatyvumu ir modernumu. Visa eilė projektų yra siekiama skatinti kūrybišką vietokūrą ir ieškoti iš tiesų kultūros verslumo idėjų. Ir sakyčiau, kad tai yra tas sritis, kuri yra naujiena ne tik tai Lietuvos kultūros bendruomeniai. Ir šalys donorės iš tiesų stebi šitą procesą su tokiu smalsumu ir aktyvumu. Ir mes matome, kaip ta dvišalė partnerystė iš tiesų labai gražiai mus kartu augina. Pasak CPVA direktorės, kultūros programa visuomet sulaukia didžiulio susidomėjimo. Ir šįkart kūrybingos vietokūros ir verslumo skatinimo srityje varžėsi 92 idėjos. Iš jų ekspertai finansuotinomis įvertino 5. Kultūros skleidimo srityje iš 49 paraiškų finansavimą gavo 10 projektų. Iš viso parama laimėtojams sieks beveik 6 milijonus eurų. Šitas finansinis mechanizmas ne tik, kad padeda įgyvendinti idėjas, bet ir suteikia joms daug didesnį mastelį ir įgalina mus veikti tokiu daug didesnė apimtimi. Ir mes galime tikrai didesnius skaičius žmonių įtraukti į veiklas, galim aplankyti daugiau miestų, galim juos lankyti su daug geriau išpildytų, išvystytų turiniu. Ir tai yra tikrai labai svarbus ir geras dalykas. Nuotaikos mūsų yra nuostabios, kadangi kada 2019 metais su organizacija įsigijome dvarvietę, net negalėjome tikėtis, kad tokios galimybės atsiras, kurios ne tik apjungs pačio kultūros paveldo objekto pritaikymą, bet tuo pačiu metu mums leis vystyti veiklas su vietos bendruomenė, kultūrinės, meninės, socialinės veiklas, kurių pagrindų jau gali tą iš tikrųjų dvarvietę ne tik atstatyti, bet sukurti ją ir ilgalaikį tvarų turinį. Aš manau, kad ką tikrai programa gali, kokį poveikį pasiekti, yra skiepyti kultūros poreikį žmonėms.